šiandien. Tai va, Naujojoje Zelandijoje esam. Palikau Saskiją Christchurch. Jos mama atvarė. Ir dabar 6 valandos man varyti namo. Kadangi jau ilgą laiką nuo Čilės realiai nuo Pietų Amerikos nieko nevloginta, nes nelabai laiko yra, iš tikrųjų, kai dirbi, tai ten neifilmuosi per daug nei ką. Dar ypač, kai ne viens esi, tai irgi noris kartu pabūti ir panašiai, tai dabar beveik mėnesį vienas gyvensiu, neskaitant butiokų. Tai reikės bandyti kažką gal pablogint. Ir tokie įspūdingi vaizdai, vis tiek, kad per 6 valandas gali biškį ir įgrįst. Šiek tiek lietaus yra, apsiniaukia normaliai. Pačią situaciją, kaip čia atsidūrėm, kas čia kaip, tai pavyko laimėti man Working Holiday vizą, kuri leidžia dirbti ir keliauti Naujojoje Zelandijoje metus. O čia jau esu realiai netoli mėnesio. Tai iš tikrųjų nusileidom Queenstown miestelyje. Tenais per kelias dienas susitvarkėm dokus, nusipirkom mašiną, kurią dabar ir vairuoju. Atsidarėm bankų sąskaitas, pasimėm korteles visokias ir panašiai. Tai porą dienų ten ir tada varėm realiai iš tikrųjų į vietą, kur dabar ir dirbom. Vienasi Golden Bay. Labai graži vieta, paplūdimiai gražūs. Ir svarbiausias dalykas, tenais yra pati geriausia vieta laipioti Naujojoje Zelandijoje. Tai buvo vienas iš pagrindinių faktorių, dėl ko pasirinkau tenais dirbti. Pats darbas yra labai nesunkus, realiai nuomojam baidarės ir vedam turus su baidarėmis. Ten prie pat turim netoli nacionalinį parką. Tai varom pažiūrėti visokiausių jūros gyvūnėlių. Nesenai buvo išmetę ant kranto banginį. Mažokas tas banginis, bet vis tiek toks įspūdingas dalykas pamatyti. Tai žodžiu, tokiam rojaus kampelyje gyvenam. Sezonas realiai dar čia nėra prasidėjęs. Tai darbo labai mažai, gal pusę etato dirbom iš tikrųjų. Nemažai laisvo laiko. Dabar, kiek žiūrėjau, rytoj tikriausiai irgi nedarbo nebus, tai jeigu nelis, bandysiu pasiorganizuoti, varyti palaipioti, tai gal irgi pavyks pafilmuoti kažkiek tais. Čia sustojimas, šiek tiek atsipūst, pakeliui kažkur pusiaukelėje, esu dar 3 valandos liko važiuoti. Mačiau nemažai ženklų yra, kad su baidarėm čia varo žmonės nuo šito krioklio. Būtų įdomu pažiūrėti. Vaizdelis iš viršaus iš tikrųjų. Taip gal visai nekaltai atrodo, bet ten toks kritimas nemažas iš tikrųjų yra. Nu, pakeliui namo, vienoj kalnų pusėje labai giedra, o čia jau matau rūkas užsidėjęs. Tai tikriausiai apačioje kalno ne kažką orelis. Jo matomumas nelabai čia, gal koks 10-20 metrų į priekį. Gyvenam čia tokią visiškai mikroklimatę, nes iš aplinkui visur kalnai arba jūra ir šiaip nuo jūros esam apsaugoti visai normaliai irgi. Tai realiai dažniausiai tai pas mus saulė šviečia, kitur lyja, bet atrodo šiandien šiek tiek kitokia situacija. Nu, pasirodo iš tikrųjų tai tik tais pats kalnas, kurį reikėjo kirst, debesyje yra šiek tiek gal apsiniaukia, bet nieko per daug čia nevyksta. Nu ir kągi, namai pasiekti.